Ar matai šitą? Tu nepatikėsi. Šitas kainavo 48 centus. Ir jį taip pigiai gali turėti ir tu. Taigi prieš kokį mėnesį nusipirkau pilną dalykų iš šitos svetainės temų. Kiek atsimenu, kai pirkau, išleidau visą savo YouTube pinigus, tai truputį gaila. Ir jie man atėjo, šiandien visus daiktus atidarysim ir pažiūrėsim, ką gero gali už tai pigiai nusipirkti. Jeigu jūs irgi norite tai pigiai prekintis, nueikite į linką aprašyme ir atsisiųskite temų. Arba galite tiesiog panaudoti šitą kodą, kai kažką pirksit. Ir per pirmą valandą gausite net 100 eurų kuponą kaip dovaną. Padėkokit vėliau. Ir nusipirkite, ko norite iš temų, ten yra pilna dalykų. Kaip pavyzdžiui šitas, žodžiu, žiūrėkite video ir sužinosite. Manau, šokome prie video. Gerai, turime daiktus ir jie visi yra šitoj dėžėj. Aš net pamiršau, kas čia yra. Tai bus labai įdomu atidaryti. Manau, darom. Gerai, žiūriu. Vau, jūs nieko nemato. What the heck? Kas šitas čia daro? Saltai. Bus geras video. Taigi pradėsim nuo pigiausių daiktų ir pažiūrėsim, ką gali nusipirkti už kelis centus. Literaliai, bet koks vaikas pirktų šitą dalyką. Taigi pigiausias dalykas šitoj dėžėj yra šitas. Manos, kiek matosi, čia yra grandinėlė tokia. Kaip čia tai daryti? What the fuck? Okay. Taip atrodo svetainiai, o taip atrodo realybėj. I mean, jis nėra toks ilgas. Palyginus, koks mano kaklas storas. Gerai, bandom užsidėti. Okay, gal nėra tokia trumpa. Nors ne, ilgesnė būtų geresnė, bet būna visokių trumpų ilgų. Okay, what the hell? Šitas šūdas kainavo 8 centus. Tu juokauji? Aš už tom į vestuvės galėsiu eiti. Wow, that's crazy. Manau, užsidėsim ir turėsim per video. Kitas iš pigiausių dalykų buvo, kas čia bus? Žodžiu, dar viena grandinė. Kodėl aš nusipirkau 2 grandinėlės? Kas man nėra negerai? Tarsi neturėčiau grandinės. Ok, čia jau kažkas įdomiau. What? Čia jau įdomesnis. Fokusuok gaidį. Įdomesnis, toksai smulkesnis atrodo. Daugiau darbo įdėta. Taip atrodė programai ir taip atrodo realybėj. Jūs gal ir geriau nei praeitas. Čia vaidavo yra tata raidėda. Kas yra kietai? Šitas kainavo 8-9 centus. Kas yra neįtikėtina. Gauni dar tokį ne tik grandinę, bet ir tokį kažkokį įdomesnį dalyką. Aišku, atrodo, kad man toj suplyš ranko iš tą grandinę, bet pabandom užsidėti. Čia jau mažesnė. Neina užsidėti. What the fuck is that? Užsimeta man kakal, turėsim 2 grandinės kaip koks reperis. Aš ir esu reperis iš tikrųjų. Jeigu ta buvo maža, tai kokio dydžio šita bus, karoči? Jeigu dar mažesnė. Ok, užsidėjau. Šie užsidėti. Žiūrim. Seni. What the fuck? Ant šitų 2 išleidom tik tiek ir jau dripinam taip. Temų per daug underrated yra seni. Dripini už centus. Bomžas galėtų dripinti labiau negu aš mokyklo 2 klasė. Gerai, trečias dalykas, manos, nebus grandinė. Jo, nebe grandinė. Wow. Galvau, kad aš ant tiek nejuokingas, kad man reikia, karočiai, juokingų akinių, kad būčiau juokingas. Bet iš tiesų, gal iš tikrųjų būsiu juokingesnis. Ištraukiam. Holy shit. Ok. Štai kaip atrodė parduotuvėj ir štai kaip atrodo iš tikrųjų. Iš tikrųjų atrodo, kad man sulūš, jeigu biškai tai padarysiu labiau. Kainavo eurą ir 8 centus ir mes turime tokį dripą. Kas mano akiai čia yra? Gerai, praverš tie akiniai. Crazy, seni. Ir išleidom nedaugiau 3 eurų, seni. Iki bandelės daugiau kainuoja. Nes aš šią vasarą verkiau. Gerai, kitas dalykas, kiek matau, atrodo kaip kažkoks dantisto dalykas ir aš neįsivaizduoju, kas čia yra. Ir atrodo šitaip. Bro, aš šiandien nueinu pas dantistą ir man grinai tokie dalykai ten yra. Kas čia per šūdas? Kainavo 1,98 €. Tipo, aš dantistas tai pigiai galiu būti. What the heck? Taip, įpakavimas tai tikrai kaip dantisto atrodo. Ok. Ir turime dantisto priemonių. Realiai, what the heck is that? Aš turėsiu pasižiūrėti. Kas čia per šūdas? Taigi čia yra stainless steel U-shaped tongue scraper, tongue coating cleaner scraper fights bad breath. Bro, man tiek smirdėjo iš burnos, kad man reikėjo šitą nusipirkti, tu juokauji. Kas čia per šūdas? Ar man testuoti šitą dabar? Aš nežinau. I mean, nusipirkom, reikia patestuoti. Aišku, tingi plaučių įnaudota man atsiuntė iš ten, nes kainavo tik 1,98 €. Ką žiūrim? Nebenoriu. Gerai, baigiam greitai. What the fuck? No. What the heck? Aš tiesiog mano seilę. What? Jaučiu kiniečią savo burnoj. What the heck? O helna, aš tą dalyko gyvenime nebenaudosiu. What the heck? Čia visur ant stalo pridirbo, kas čia negerai. Nepirkit šito dalyko, karoči. Ir taip pat į package dar įėjo šitas dalykas. Nežinau, irgi manos liežuvį. Nežinau, reikės pabandyti. Tikiuosi bus geriau, nes tas tai buvo šlyšus, man aptaškė visą stalą mano, karoči, seilėm ar kas tam buvo. What the fuck? Net nežiūrėsiu, ką reikia su jo daryti, so. Bliam. Nieko gero, karoči. Nors kainavo 1,98 €, gal net gerai. Gerai, jeigu tau rūpi tokie dalykai. Nors gal ir veikia, nežinau. Na gerai, padėsiu šiukšlynę kol kas, paskui pažiūrėsiu. Gerai, kitas dalykas, žiūrim. Tikiuosi bus geriau nei šitas. Ir mes turime, wow, actually net nesimato. Rašo warning, kažkas čia blogo bus. Vaikams negalima. Blema, negalim šitą darydavo. Kas čia? Gerai, žiūrim. Seiliniai, įsivaizduoju, kas čia gali būti. What the heck? Ar šitą man užsakė mano sesė, tu juokauji? Vai. Oh my god, bro. Oh, hell. No.
Negaliu patikėti. Kiek kainavo? Euras 98 irgi. Už mažiau nei 2 eurus tu gauni kokie 10 žiedų. Bro, čia tiek žiedų, kad galėsiu per visą savo vestuvės juos naudoti. Žinokit, aš nemanau, kad šitas žmogus kažkada išvis turės kažkokį antrą pusę ir išvis vestuvės bus. Žinok, labai gaila. Jeigu nesulūš vienas per šitą video, reiškia geri žiedai. Look at this. Aš jau jaučiu taip darydamas, jie man sulūšo rankas. Girdit? Gerai, bandom šitą dalyką. Paimsim rožinį. Jeigu man tiks, aš būsiu dirbiškiausias žmogus savo klasėje. No cap. Kurio piršto dėti, nežinau. What the fuck? Gerai, čia tikrai mano sesės dydis. Ok, užsidėjau. What the heck? Gerai, kadangi tiek nusipirkom, reikės užsidėti visus. Gerai, turime 10 žiedų. Taip keiškai nesijaučiu dar gyvenime, Tu manęs nežinai, visą laiką atrodžiu ne taip. Nes jūs turėsime turėti per visą likusį video, kas yra labai liūdna. Bro, man tiesiog bado visas rankas, that's insane. Jeigu tu 7-metė mergaitė ir tau patinka žiedai, būtinai nueik į linką aprašymę ir nusipirk šitos žiedus jau dabar tik už €98. Apsimoka. Pagauni žiedas net 20 centų nekainuoja, that's insane. Įsivaizduoji, kaip mokyklai tave girs. Rekomenduoju, linkas yra aprašymė. Gerai, manau, einam prie rimtų dalykų ir turime... Kodėl šitą dėžį tokia karočią suglamžyta? Pažiūrėkit, čia yra saldainiai. Ai ne, rodo saldainius, tikiuosi saldainiai bus. Bro, kaip jie man tokią suglamžytą dėžį davė? What is that? Jau blogai. Suplyšus dėžė. Tu jo kam? Ką mes turime? Aš labai noriu dabar saldainių karočią. Ir turime... Kur saldainiai? What the heck? Ok, candy machine. Saldainių mašina. Sukrat, ne. Gerai, aš kaip supratau, man reikės savo saldainius dėti. Gerai, jeigu rasiu. Ok, turiu... Bro, kažkokie vėlykiški saldainiai, nežinau, ką jie veikia rudenį pas man. Gerai, kaip čia jūs dabar įdėti, man įdomu? O, atsidarė šitas, tai kaip suprantu, reikia į šitą. Sudedam juos čia, arba suberiam tiesiog tingai įdėti. Neba šitie per didelį. Jie atrodo taip. Alright. Kol kas atrodo kietai, ką aš, nu. Oh my gosh, jie bus per didelį. Pažiūrėk šitą skylutę. Ir jų dydį. Pliam, nu gerai, pabandom. Kas bus? Va, čia reikia sukti. Palauk, čia irgi skylutė. Tik jie netilps, čia ką aš durnas esu? Nu palauk, nuimam šitą gaidį. Sugalvau, pusę saldainių įdedam. Gerai, turim pusę saldainių, dabar jis mažas. Įdedam čia, tilps tikiuosi, tilpo, manos, sukam. Saldainis dingsta ir... Ką? Sen, kaip matot, jis ten viduj atsirand, turėtų iškristi. Bro, įstrigo. Žodžiu, su šitais nepaėjo, bet... Jeigu turit kokių M&M's arba Skittlesų, tokių mažų saldainių, kur būna, tai įdėkite čia, bus jūsų saugykla ir galėsit saugoti savo saldainius. Šiaip labai geras daiktas, kainavo 2,92 €, kas yra neįtikėtina. Gali pasirodyti draugams, kad turi daug saldainių ir jiem jų net neduoti, tik už 2,92 €. Būtinai nusipirkti, rekomenduoju. By the way, čia ne reklama. Ir ką mes turime, paskutinis dalykas yra... Aišku, kažkoks drabužis su senė. Aš nekenčiu pigių drabužių. Kiek kainavo? 8,07 €. Tu juokauji? Spalva, bet gerai, pažiūrim ir užsidėsim. Kas čia per jausmas? Gerai, prisiminkim. Kainavo 8 €. Žiūrim. Kas čia parašyta? Time is money. Kas kitoj pusėje? Time is money ir šitie kažkokie emociukai. Ką žinau žodžiu? Užsėdam ir pažiūrim, ar tinka. Ar verta 8 €? Aš kišdamas rankas bijau tuos sulaužyti žiedukus. Gerai, kodėl aš nusirenginėjau, kai aš to 3-mečio žiūrovų. Ok, atrodo promising. Ir ok. Alright. Ir išsitraukiam grandinės. Look at that. Ir dar. What the heck? Atrodo clean. Nice. Viskas. Dirbiškiausias žmogus Klaipėdoje. Tiesiog neįtikėtina žmonės. Jeigu dar haircutą gaučiau, aš būčiau iš viso švarus. Taigi šitas megztinis kainavo 8,07 €. Taigi labai geras. Iš vidaus labai gerai. Iš išorės nežinau, tiesiog nelieskite išorės, bus viskas gerai. Už 8 € negali skūstis. Ir viskas, dėžė tuščia. Jeigu jums patinka mano fitas, eikite į aprašymą, į temą ir nusipirkite, ką norite, galite įsirengti. Yra daug labai pigių dalykų. Šitie nėra vieninteliai pigus dalykai, ten viskas pigu, viskas su akcija. Ir greičiau bėgite ten ir nepraleiskite akcijų. Jeigu norite daugiau tokių video unboxing iš temų arba iš kitur, būtinai parašykite komentaruose. Lauksiu komentarų ir iki kito video. Ką čia stumlignėsi miręs, ką čia būrė iš jos pakilęs, šaibas nuo popieriaus skiriasi, negali šaibą, tai esi įskridęs ar ką. Miręs žmogus nerodyk, nebėsi.